Sveiki visi, šiandien eksplorinam apleistą sanatoriją pavadinimu Nemunas. Ir tai yra trečioji mūsų nuotykių dalis. Interneto duomenimis ši sanatorija buvo uždaryta 2007 metais. Gerai, užteks pasakot, keliaujam į vidų. Taigi, įlipsim per langą, kuriam trūksta vienos lentos. Čia kol kas labai tamsu, tu įsijungsiu prožektorių. Čia mato daug visokiausių kambarėlių. Dabar einam į pagrindinį labai ilgą šio pastato koridorių. Ilgis tikrai geras. Poje toliau matom tokio kaip ir rūbinę, tiksliai nežinau iš tikrųjų kas čia buvo, bet bandau spėt. Tai gerai, einam toliau. Čia matot kažkokį kaip Rusija apsemtą vandeniu. Štai čia tikriausiai buvo registratūra, nes ant tos lentos rašyti kambarių numeriai, man atrodo. Na, o lubos tai tikrai ne kažką. Gerai, keliavom į kambarius. Kai kurie kambariai tušti, o kai kurie pilni daiktų, fotelių, lovų, kėdžių ir kitų daiktų. Kiekvieno kambario stovis labai skiriasi. Na, tarkim, šitas kambarys visiškai labai puikiai išsilaikęs, labai puikaus stovio, palyginus prieš kitus kambarius. Keliaujam toliau ir dabar užsuksiu į šį kambarį. Čia taip pat baldai stovi kaip po senoviui, atrodo nepaliesti net. Na dabar laikas eiti aukščiau. Ir šitie laiptai iš tikro gana gerai atrodo, kaip ir visa šita pagrindinė laiptinė, tokia gerai išsilaikius pagal mane. Dabar užsuksim į šitą aukšto kambarius ir čia matot beveik viskas taip pat kaip kitur. Tik šio aukšto kambariai kairiai pusėje ne kažką, o dešiniai tikrai pakankamai gero stovio. Žinoma, toliau kaip matot, tai taip nėra. Ir dabar įėjom į tokį kaip ir bendrą kambarį. Čia gana šviesų ir likę visko, nemažai visokių daiktų. Čia kažkokia lenta laiptiniai. Ok, lipam aukštyn. Ir dabar praleisim šitus aukštus, nes kiek žiūrėjom, beveik visur maždaug viskas taip pat. Todėl pagalvom, kad bus nelabai įdomu vaikščioti į kiekvieną aukštą ir identiškus kambarius. Na ir kaip matot, kuo toliau tuo tamsiau, nes kai kurie aukštai yra degę. Dabar užsukam į šitą aukšto koridorių. Na, jisai tikrai atrodo ne kažką galiu pasakyti. Gerai, keliaujam manau iš čia. Gerai, ir kuo toliau tu aukščiau ir dabar čia kažkur turėtų būti įėjimas. Štai čia matot įėjimą ant stogo, būtent tai, ko mes ieškojom. Žinoma, yra dar vieni laiptai aukščiau, per kuriuos galima užlipti ant aukštesnės stogo dalies. Na, bet mes lipsim per čia ir kitu būdu, tai bus įdomiau. Na ir kaip visada nedidelis editas, tad gero žiūrėjimo jums. Securing perimeter. Taigi, jeigu jums patiko šitas video, spauskit like, prenumeruokit, komentuokit ir žinoma susitiksim kituose video, tad lygi kito susitikimo.